Opa. Sveiki, senokai nebuvom eterį. Įrašinėjom šitą video dėl to, kad norim padėkoti už 1000 subscribų, už 1000 prenumeratų, kuriuos pasirašėt mūsų YouTube kanale. Taip pat taip viskas sutapo į vieną vietą, kad ir 100 000 peržiūrų buvo toksai skaičius bendrai kanale. Šiaip, aišku, YouTube mastas tai nėra daug, bet mums kiekviena peržiūra labai svarbi, mes labai džiaugiamės. Mes skaitom, kad tai yra neblogas pasiekimas ir mums svarbiausia, kad patinka tai, ką mes darom. Na ir taipogi visai neseniai buvo metai laiko nuo pirmos mūsų kaip ir laidelės, tokios mūsų gimtadienis mažas buvo. Žinoma, tai prisiminus visas tas laidas labai fainai, labai ačiū tiem žmonėm, kurie su mumis dalyvavo, ėjo tą kelią, parūpino mums savo automobilius pradžioj. Ir va, kai buvo, aišku, pradėjom nuo mūsų pačių automobilio, nuo S2000, kaip pasibandymas toksai visai mums patiko. Pradėjom toliau viską daryti ir tada susiradom kitų žmonių. Lukas mums pats MR2 vairuoja, jį filmavom kažkada. Iš tikrųjų, jį filmavom naktį ir nusprendėm, kad nebeleisim tos laidos, nes pakankamai bloga kokybė gavosi. Tai mes vis dar jam skoloj. Lukai, mes perfilmuosim tave iš naujo. Tada va, buvo Eidvilas su Ruteniu, su Mazdom. Da Audi, Chevroletas, na ir tai prasidėjo pabiški. Žodžiu, mums patiems kiekviena laidelė vis geresnė ir geresnė, vis patinka ir patinka. Ir kiekvieną kartą labai smagiai praleidžiam laiką su visais tais... Bendra kompanija labai iš tikrųjų smagiai visą tai darant. O grįžtant prie to, kad pas mus 1000 subscriberių ir dar pabiški kyla, labai smagu. Galėtų, aišku, žinoma, kilti ir daugiau, jeigu leistume daugiau kontentų, daugiau filmukų, bet tai yra labai kol kas šiai dienai sunku padaryti, kadangi visi mes turim darbus pagrindinius ir kartais dirbam daug, plus žmona, vaikai ir taip toliau. Aišku, tai nėra toks kaip ir pasiteisinimas labai rimtas, bet vis dėlto neturime tiek laiko, kad sėdėti ir filmuoti kiekvieną dieną, nes bendrai filmavimas užima vienos serijos, na, įvairiai. Šiaip nuo minimum 4 valandas ir gali tęstis netgi visą dieną. Priklauso nuo oro, nuo sąlygų apskritai. Ir paskui, žinoma, montuoti. Aš kaip irgi sėdžiu montuoju, tai patikėkit manim, užtrunka laiko, nes šiaip suklijuoti video aš galiu greitai, viską sumesti, jeigu nedėti į sielos ir kad muzika sutaptų ir viską. Bet kai norisi pasidaryti gražiai viską tą filmų, kad nebūtų gėda pažiūrėti ir po metų, ir po 2, tai žinokit, reikia laiko tam. O ne visą laiką atsiranda, kartais ir pasitingėsi, kartais nori ir pavegetot prieš teliką, nieko nedaryti. Va. O iš tikrųjų nesustosim, dabar gal biškį aprimom, nes taip sutapo, kad visi turi savo reikalų. O šiaip ambicijų turim daug, žinoma, ir daug turim kontaktų, ką nufilmuoti, jau kaip ir buvom žadėję, aišku, ten NSX filmuoti, bet vis gavosi, kad savaitgalis išpuola, tai aš negaliu, tai mano draugas negali, tai NSX negali, taip toliau. Nu, čia tokia kaip svajonė nufilmuoti NSX. Jarisą nufilmavom, bet dar net nesumontavau, atsiprašau, žinau, kad laukiat, žinau, kad norit. Aš ir pats noriu greičiau sumontuoti, padaryti ir eiti į priekį. Nes tai yra smagu bendrauti su jumis, labai smagu, kai jūs parašot komentarą. Aš tikrai mes visus skaitom, atrašom ir yra tie, kurie pastovi, nuolatos komentuoja, tai yra tikrai irgi fainai, nes matom, kad žmonės žiūri, patinka ir dėl jūsų irgi stengiamės. Apie mūsų komandą, tai šiai dienai yra 4 žmonės, 2 iš jų čia, 2 Lietuvoje, tai va aš su Konstantinu mes esame čia, Norvegijoje, Aleksandras su Mantu, jie yra Lietuvoje. Tai va yra tokie geografiniai gal skirtumai tarp mūsų, kurie dar ne visą laiką leidžia mums bendrai viską labai gerai filmuoti, nes jeigu būtume visą laiką 4, tai tikrai video pagerėtų ten 3-4. Nes įrangos pakankamai visai turim dabar ir noro, bet galimybių biškį trūksta. Planuoju aš bent jau kitai vasarai gal daugiau paskardyti į Lietuvą ir daugiau suplanuoti iš anksto tų filmukų, tų visokių epizodų. Gal kažką norėtume padaryti kaip ir projektą kokį pasiimti, kaip yra populiaru irgi. Kažką tokio ne vien, kad apžvalga būtų, bet ir kažką gal sukurti, suburti kažkaip, būtų įdomiau. Va. Apžvalgų tipas, tai mums patinka toks kaip yra, aišku, yra šiek tiek ir humoro, rimtumo kol kas nėra labai daug to techninio, bet nežinau, į kur tai nuves. Kiekvieną kartą, iš tikrųjų labai epizodas priklauso nuo automobilio pačio, kaip jisai
kaip aš jį jaučiu. Jeigu aš jaučiu, kad tai yra juokingas pežukas 2.5, tai aš taip ir padarysiu, žinai. Jeigu tai bus kažkoks rimtas automobilis, kuris, na, jisai jau turi tokį kaip jau respektą, ne, reikia jam parodyti pagarbą, tai tada, žinoma, reikėjo pasiskaityti, pasidomėti, kas, kaip ir parodyti jam tą pagarbą. Gal toks iš vienas būtų kaip ir Chevrolet Corvette darėm. Šiek tiek buvo daugiau techninių dalykų. Tai va. Bet kaip ten bebūtų, ačiū jum, nes jūs esate iš tikrųjų pagrindiniai žiūrovai mūsų, ne tik mūsų mamos. Vat, būtų fainai, kad užduotumėt irgi kažkokių klausimų, gal kažką patart. Jo, vat, matau, kad jūs patarėt, bandom atsižvelgti tai irgi. Visiems neįtiksi, žinoma, gal kažkas nori daugiau humoro, daugiau rimtumo, daugiau detalių, bet visiems po biškį, kaip sakoma. O grįžtant prie tų projektų ir galbūt ateities kanalą, aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs matot, ką jūs manot, ką jūs norėtumėt. Kaip jūs norėtumėt, kad tas kanalas vystytųsi, kokį kontentą matyti ir taip toliau. Jeigu tikrai bus gal kažkokie įdomus pasiūlymai, tikrai atsižvelgsim, nes mes patys gal to nesubrainstorminsim, gal jūs kažką parodysit, pateiksit. O apskritai apie YouTube, apie tendencijas, tai ką mes manom, kaip mes jaučiamės, tai mes iš tikrųjų gaunam labai didelį palaikymą iš jūsų, nes jūsų komentarai tai yra, aš iš tikrųjų seniau nelabai pats komentuodavau YouTube'ai, bet po to, kai įsivėliau šitą visą reikalą, jūs matau komentuojat, suprantu ir jaučiu, kad tai yra malonu, na ir pas biškį pradėjau daugiau komentuoti. Tai va, grįžtant prie komentarų, tai kai jūs parašot, kad kanalas žiauriai underrated ir taip toliau, jūs turėtumėte daugiau turėti subsų, tai yra tikrai labai smagu, nes mes tos pačios nuomonės, bet viskas, aišku, suprantama, kadangi pas mus kanale gal trūksta tiek tokio tiesiog fun contento, kuris neverstų galvoti ar 5-7 minučių tas filmuką turės, kur tu tik driftuoji, degini padangas ir tiek. Tai mes natūraliai suprantam, kad mūsų auditorija yra žymiai siauresnė, bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mūsų auditorija yra žymiai siauresnė, ten įdedam filmuką, ne, ir ten gauni 500 peržiūrų, gal 1000, tai nedaug YouTube masto, kaip sakau, bet kiekviena ta peržiūra jinai yra labai svari, aš suprantu, kad prižiūrėjo žmogus, suprantantis ir adekvatus. Ir tai yra tikrai trigubai maloniau negu gauti ten 50 000 tuščių peržiūrų iš tiesiog klikų, kaip sakant. Tai va. Tai mes nenuleidžiam, nenukabinam nosies, mes judam į priekį. Ir kaip nekartą esu jau minėjęs savo video gale, kad mes norim suburti, išjudinti tą šiek tiek YouTube lietuviškai. Taip yra kažkiek jau, bet pavydas graužia, kai pasižiūrė, aišku, Rusijos rinką arba į Anglijos arba, tarkim, kažkokią kitą. Daug tų apžvalgininkų, nekalbu aš vien apie automobilius, galima ir bet kokią kitą sferą plėtoti. Bet jeigu liečiant kas automobilių sferą, tai būtų smagu pamatyti dar žmonių, kurie tai pradėtų daryti. Nes tai skatintų kaip tai būtų ir konkurencija, ir draugiškumą, ir apskritai YouTube communities būtų geresnis. Norėtume išvystyti, kad būtų geras humoras ir šiek tiek informatyvumo ir gero laiko, kad iš tikrųjų būtų fainai, kad galėtų žmogus pasirinkti. Jeigu jis manęs nemėgsta, aš jam per daug ten humoristinis, jis tiesiog nueitų pas kitą, kuris yra grinai technikos atstovas tuo atveju, ne, ten paaiškiai išardo tau, kaip parodo tas, dirba kaip tas. Tada, kad trečias būtų šis juokdarys, na ir žodžiu, kad kiekvienas rastų savo vietą. O tai padaryti galite ir jūs, ir tu, ir mes visi kartu, tiesiog paimkite kamerą, tiesiog tikrai jūs turite draugą, kuris turi automobilį kažkokį bent įdomesnį, galite ir paprastą pradėti, tiesiog, sako, paeksperimentuoti, tai pasimkite kamerą, telefoną, dabar telefonai filmuoja 4K ir taip toliau, ir netgi Full HD nesvarbu. Pafilmuokit, pamontuokit, padarykit, 1, 2, 3 kartą nesigaus, ant 4 tikrai gausis ir tikrai jūs pažiūrės ir bus smagu ir gausit feedbacką. Ir man bus smagu, ir jums bus smagu, kaip sakau, ir aš irgi noriu kažką pamatyti lietuviško, ne tik į save žiūrėt. Va, o todėl nesėdėk ir judėk ir į priekį ir daryk, pagalvok. Jo. Galiu padėti, rašyk, paklausiu, atsakysiu, ką tik nori. Tai va. Na, o saulė jau besileidžiant, jau viskas jau turiu eiti namo vėl, nes šiandien turėjom kažkiek laisvo laiko, tai padarėm tą tokį trumpą filmuką. Padarėm jį todėl, kaip ir sakiau, kad mes matom, žinom patys, kad išeina to kontento pakankamai, kad būtų visi patenkinti, tai turėtų išeiti po seriją kas savaitę bent jau, kas 2 kartų į mėnesį čia būtų realu, bet ne šiandien, bet mes link to tikrai judėsim, bandysim.
Mes, kaip ir sakiau, mes tikrai norim tai daryti, mes niekur nedingom, nedingsim ir tik dabar biški dingė. Tai va, bet jaučiam atsakomybę prieš jumis, kad reikia bent jau kažką parodyti, kad pasikalbėti ir paaiškinti, kas kaip čia vyksta. Tai va, tikrai stengsimės, darysim ir planuosim kitais metais stipriau viską, dvigubai daugiau bent jau taip norėtųsi, bet kaip bus, taip aišku. Tai va, bendraukim, išlikim toliau draugais, žiūrėkim vienas kitą ir visiems bus gerai ir smagu ir gerai prasit laiką, kas kažkiek minučių. Tai va. Buvo smagu su jumis pasimatyti, vyrukai. Čiau, bičiuliai.